Sveiki žiūrovai, dar vienas mano video, kurį laiką aš nieko neįrašinėjau, bet per tą laiką aš įsigijau naują kamerą, štai dabar aš filmuoju su naują kamerą, tikiuosi jums patiks geresnis vaizdo įrašo kokybės, bet aš nusipirkau gražią vaikutę. Gerai, taigi pradėkime. Reiškia, ši laida bus apie nuo ko pradėti sveiką gyvenseną, nuo ko pradėti sveikai maitintis, nes dažniausiai žmonės užduoda šį klausimą ir kai aš sakau, aš esu sukūręs apie 50 video apie sveiką mitybą, visi susijama už galvos, OMG, sako, aš užsiėmęs, aš neturiu tiek laiko, taigi aš dabar sugalvojau sukurti vieną laidą, reiškia, būtent visiems pradinukams, kurie net nieko nežino apie sveiką mitybą arba netgi žino mažiau negu nulis. Taigi pereiname prie laidos. Taigi, nuo ko pradėti? Pirmiausia, ką aš jums siūlau, išmeskite visus duonos produktus. Arba greitai juos suvartokite, arba tiesiog paimkite ir išmeskite juos visus lauk. Tai duonos produktų tai bus duona, visi sausainiai, pyragaičiai, bla 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 bla, visur, kur yra tas kruopas, iš ko gaminamas duona, taip pat makaronai, tai visą tą šlamštą, čia yra tikrai šlamštas, ne maistas, visą tą šlamštą gražiai suimkite, sudėkite šiukšlinę ir išmeskite lauk. Čia pirmoji eilė, ką reikia padaryti. Antras dalykas, negerkite pieno. Negerkite pieno ir visą išpilkite lauk, išmeskite arba labai greit suvartokite vėlgi. Jokių jogurtų. Jogurtai taip pat yra tragiškas maistas, taip pat viską išspirkite lauk, atiduokite savo priešui, atiduokite savo močiutei, jeigu norite gauti palikimą, aš juokauju. Nedarykite taip, aš tikrai juokauju, čia buvo juokas. Aš tiesiog norėjau patikrinti, ar jūs dar su manimi. Čia buvo juokas, reiškia, taigi jogurtus irgi išmeskite lauk. Reiškia, gerai, tai tiek išmetė. O savaime aišku, jeigu dar nežinote, margarinas lauk, majonezas lauk, alų lauk, cukrų, visą cukrų lauk, būtent taip, visus, reiškia, sintetinius saldiklius kaip sacharinas lauk, toliau, reiškia, stalo druska lauk, bet noriu jūs pradžiuginti, kad pilnai visų šių produktų atsisakyti nereiks. Galite iš viso neatsisakyti nei vieno iš šitų produktų, o juos pakeisti. Duoną galite pirkti ir be gliuteno, nors šiaip žiūrėkite, kad nebūtų labai daug chemikalų. Aš tokios duonos niekada nevartoju, nes ten vieni chemikalai. Aš jums parodysiu, ką naudoju aš. Štai. Čia yra, reiškia, čia yra kukurūzų, reiškia, tokie paplotėliai, jie labai skanus, taip pat čia yra obelų sėklos, čia yra be gliuteno, obelų sėklos, ir čia yra kunova, kažkoks tai ten pavadinimas, dabar lietuviškai nelabai atsimenu, pažiūrėkite patys, iš ties labai sudėtingas tas pavadinimas, iš tikrųjų labai geras produktas ir, kas svarbiausia, be gliuteno. Reiškia, kiekvienas paplotėlis turi 25 kalorijas, ne tai, kad aš skaičiuočiau tas kalorijas, bet iš ties puikus produktas ir kodėl nepakeisti duonos į tai. O jeigu jūs atiek pasirišant tos duonos, kad negalite be jos gyventi, sakau, galite nusipirkti be gliuteno, tik tai žiūrėkit, kad nebūtų labai daug chemijos, nes chemija tai yra labai blogas dalykas, iš tikrųjų. Makaronai iš viso ne problema, makaronus galite gauti iš kukurūzų, be gliuteno, 100% iš kukurūzų ir be jokios chemijos. Pavyzdžiui, aš perku Aldi ir jų kaina yra labai panaši, kaip jūs mokėsite už makaronus ir paprastus. Sausus pusryčius, jeigu jūs negalite gyventi be sausų pusryčių, lygiai taip pat galima gauti be gliuteno. Taigi ši problema gali būti lengvai išspręsta. Toliau pienas, galite pakeisti sojų pieną, bet aš sojų pieną, aš esu sukūręs porą laidų, iš tikrųjų aš esu alergiškas sojų pienui, tai aš stengiuosi arba nenaudoti iš vis, arba naudoju tik tai retsykiais. Tai va, irgi galite, mano mama, pavyzdžiui, sojų, reiškia, pieną pila į kavą, ne pats maloniausias užsiėmimas, bet jeigu jūs negalite gyventi be pieno, visą gyvenimą gėrite pieną ir dabar jums tai yra kažkoks, tai reiškia, super dietologas, kaip aš, gal neturėjau sakyti super, bet kokiu atveju, jeigu dietologas jums patarė mesti pieną, jūs gal tiesiog negalite gyventi be pieno, instinktyviai tiesitės pieno, tai pirkite sojų pieną, taip pat yra ir vyžių pienas, ir mendalio pienas,
Tai pažiūrėkite, kas jums tinka, tik žiūrėkite, nuo sojo pieno gali jūs išberti. Pas mane ir patį kartais išberimas būna nemalonus ir tik išties nemalonumų. Taigi, pieną taip pat galima pilnai pakeisti. Cukrus. Cukrų taip pat galima pakeisti. Jo, vietoj cukrus galite naudoti džiovintus vaisius. Sekundėlę, aš to jums parodysiu. Štai, figos ir datulės. Dar pažiūrėkite, kokio dydžio. Žinokite, jeigu jūs valgote cukrų, gal todėl, kad niekados nesate valgę skanių datulių. Iš tikrųjų, tokio nuostabaus skonio aš nesu valgęs nei vieno skanesnio saldainio ir tikrai nepakeičiau jokį saldainį, ta prasme, į šias datulės. O taip pat pažiūrėkite į šias nuostabias figas, pažiūrėkite kokio dydžio, minkštas, skanios, taip pat skanesnis nei bet koks saldainis. Taigi, kodėl neišsivirus žalios arbatos ir nesuvalgius su datulė arba figa? Argi nebūtų nuostabus, taip sakant, pakaitalas? Ir kam naudoti tą cukrų? Kokia prasme? Ar jūs norite diabeto, ar jūs norite kožinai? Šitas dalykas iš tikrųjų yra kur kas geresnis, bet to fruktozė nesukelia cukraus jūsų kraujyje. Taigi pakaitalas daug geresnis. Taip pat džiovinti bananai, gali būti džiovinos, razinos, bet kokie džiovinti vaisiai. Taip, toliau, judame toliau. Reiškia, ką aš dar sakiau? Druska. Bet ar aš sakiau, kad negalima druskos aplamai? Žinoma, kad galima. Reiškia, išmestate stalo druską, naudojate arba Himalajų, arba jūros druską. Kiek? Tiek, kiek norite. Jo, jeigu stalo druskos negalima, jums pastoviai aiškina, nevalgykite daug druskos. Tai čia yra tik tais apie stalo druską, sugadintą druską, toksikuotą druską. Stalo druska yra nuodas, Himalajų arba jūros druska yra jums labai naudinga ir labai sveika ir galite jos valgyti kiek norite. Žinoma, yra proto ribos, ta prasme, jeigu jūs valgysite šaukštais, tai jau bus nesveika, bet iš tikrųjų aš, pavyzdžiui, valgau labai sūrų maistą ir aš neturiu su to jokių problemų. Pas mane kraujo, reiškia, spaudimas labai geras ir jokių ypatingų problemų nei su širdimi, nei su kuo neturiu. O jeigu jūs nežinote, man 40 metų, taip kad jau manau, kad ir toliau tų problemų nebus, bet to aš seku kitus žmonės, kurie būtent naudoja tokias druskas, niekas neturi jokių problemų. Čia stalo druska yra pavojinga. Nėra šita druska pavojinga, galite naudoti tiek, kiek jūs norite. Toliau judame toliau. Reiškia, apie druską mes pašnekėjome. Reiškia, majonezas, tiesiog vietoj majonezo naudokite alyvuogių aliejų. Aš papurškiu citrinos, įpilu alyvuogių aliejaus, šiek tiek druskytės, šiek tiek prieskonių. Ir viskas, ir nereikia to majonezo. O majonezas iš tikrųjų labai kenksmingas. Vietoj margarino naudokite sviestą. Nuo kada sviestas tapo prastesnis negu margarinas? Nuo tada, kai jums pradėjo aiškinti, kad sviestas yra labai nesveikas. Sviestas yra vienas sveikiausių maisto produktų. Valgykite kiekvieną dieną. Aš valgau kiekvieną dieną. Aš esu kaip storulis. Ar jūsų protėviai buvo storuliai? Jie valgė sviestą, jie nežinojo, kas yra margarinas. Ar jie buvo storuliai? Ar jie turėjo didžiulių problemų su širdim ir su diabetais ir su vėžiais? Vėžys iš viso šio šimtmečio problema ir kuo daugiau su vėžiu kovojama, kuo daugiau jums protingų patarimų duodama, tuo daugiau žmonės serga vėžiu. Taigi nekvieskite jokų. Išmeskite margariną, valgykite sviestą. Valgykite sviestą. Tikrai. Aš netgi dedu sviestą į kavą. Nes tai yra labai sveika. Po to, reiškia, dar ką aš norėčiau jums patarti, tai atsisakyti, reiškia, pigių aliejų. Nes pigus aliejai gali būti hidrinti, ten gali būti taip vadinami trans fat, o jūs tų nenorite, reiškia, trans riebalai. Pirkite, kad būtų ekologiški aliejai, brangesni, o šiaip pats saugiausias dalykas yra pirkti kokoso aliejų. Tai yra, turbūt, papuola į top 5 sveikiausių maistų kokoso aliejus.
Tai taigi, pakeiskite savo pigų aliejų į kokosų aliejų. Tai būtų tokie mano patarimai, reiškia, nuo ko pradėti sveiką mitybą. Tai tiek, buvau aš čia, tai yra Martynas. Prenumeruokite mano kanalą, jeigu nenorite pražiopsoti kokios nors labai svarbios laidos. Skelbkite mano idėjas ir kitiems, pasidalinkite mano kanalo laidomis ir su kitais žmonėmis. Galite prisijungti prie manęs Facebook'e. Bet to nepamirškite, aš turiu 2 kanalus, tai dar yra vienas kanalas Sveika gyvensena. Ir tenais irgi galite prisiregistruoti, ten laidos trumpesnės, jeigu jūs neturite tiek laiko, galite žiūrėti tas laidas. Ir tenais dauguma visų šitų dalykų, apie ką aš šneku, yra sutrumpinta, be jokių tenais maikučių, be jokių tenais bla bla bla, žinot, be jokių lakstymų į spintelį ir atgal. Ok, viskas, nebegaištu jūsų laiko, nebegaišinu jūsų laiko, sutiksime per kitas laidas. Sveiki žiūrovai, tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje. Ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo. Ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija. Ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninėje versijoje. Ja galite gauti praktiškai visur. Tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais. Tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.